Prieš 20 metų patekau į avariją. Ištvėriau 3 operacijas. Praleidau gulėdama visus metus. Prieš pat 18 gimtadienį, kai išėjau į šokius, tai sugrįžau tik po metų. Bet nepasidaviau. Kurį laiką dirbau namuose, siuvau. Ir tada supratau, kad gyvenimas ties avarija nesustojo. Sudalyvavau projekte, išmokau apskaitos ir man puikiai sekėsi. Aš iškart gavau darbą. Dabar dirbu jau 7 metus. Per tą laiką įgijau ir aukštą išsilavinimą, ir sūnų auginu. Šiandien aš laiminga ir visada atvira naujoms galimybėms.